komanda pirmąją susitikimą turi šiandien Baltijos moterų futbolo lygos turnyre. Prabanga turi pakankamai žaidėjų, galėtų dviem. Rasai Grigoniai asistuoja Irina Pozdėjeva. Sako Sporting. Petkevičiūtė, jos perdėjimas. Ksenija Jerofejeva turi būti pasirengusi smūgiui. Tam tikras sumaištis. Nuvingiuota, štai ir pakartotinis. Jų varžovės tame turnyre paaiškės, kaip tik turės turnyro finišas. Ir Žirmūnų manieže kaip tik vyks tos lemiamos rungtynės. Dabar žiūrim, sako Sporting, išpuolį. Laukti, jeigu rungtynės nelabai klijuotųsi, taip kaip norėtų Vadimas Karabeckis. Dar vienas šansas prie Ievos Kaminskaitės vartų. Treiberg. Bet pirmasis prie Žalgirietis, o čia vartininkės klaidelė. Žaisi pirmasis rungtynės, komandų svarbiausia yra 3 taškai. O čia labai gera, sako Sporting, ataka ir ar bus įvartis? Tai bent. Neleido. Tai atakai išsivysti, dabar pražanga. Kortelė dabar yra, sako Sporting žaidėjai. Futbolininkė, bet ji yra pasiruošusi ir šiandien parodyti savo sugebėjimus. Dabar Ieva Kaminskaitė. Nėra fiksuojama pražanga prieš Reti Marlen Renk. Daugiau būti dėmesingoms, užimti tinkamas pozicijas. Trūksta greičio vystant žalgirietėms savo atakas. Dabar mėgina užmėgsti kovą. Ir įvartis krenta! Įvartis krenta, olimpinis įvartis iš MF Žalgirio MRU. Įvarčių sąskaita MF Žalgiris MRU. Įspūdinga. Toliau vyksta ataka, Kimsen. Jos perdėjimas ir Ieva Kaminskaitė. Prarastas kamuolys, puikiai skaito situaciją Heidi Melis, jos perdėjimas. Šansas varžovams iš Estijos parodyti savo sugebėjimus. Pagaliau yra keliamas Kampinis ir atremia aštinantį perdėjimą Tameveski. Tameveski prieš ją prasižengė David ir dabar atlieka savo perdėjimą. Sako Sporting komandos treneris Merili Tom sprendimas. Kenerios rungtynės Baltijos moterų futbolo lygoje 19:30 min. Panevėžyje. Vadimas Karabeckis, jog pirmoji rungtynių pusė perdėjimas. Ir sako Stekės. Ir Lazdauskaitė iš karto aština situaciją. Skuodžia link kamulio David, ji pirmoji prie kamulio. Bandė Elizabeth David. Jos smūgis ir turi reaguoti Pedak. Štai taip, galingai užsimoja ir visa laimė Kaustė Petkevičiūtė jau netrukus galės žengti į aikštę. Jau prašo rungtynių teisėjas leisti jai pasirodyti. Patrick. Štai toks slalomas Patrick. Įveikė net 4 žaidėjas. Čia klaida išsako Sporting. Kamuolio Vilietės, geras perdėjimas ir čia kaktomuša tam tikra. Pristabdyta buvo David, kad teisėja nestabdė žaidimo, nefiksavo pražangos ir kaip tik numeris. Žengė į aikštę, o savo pasirodė futbolo infrastruktūros objektų, o čia klaida reikia bausti šią klaidą. Ir įvartis krenta! Įvartis krenta, MF Žalgiris MRU dvigubina savo persvarą. Įvarčio autorė suklydo, kuri apleido aikštę, tai Marie Kimsen, numeris 18. Pažiūrėkime, kaip rutuliosi ši, sako Sporting ataka, prašo neprarasti dėmesio koncentracijos Vadimas Karabeckis. Lazdauskaitė į priekį, pasileidžia į priekį Austėja Petkevičiūtė. Bet čia puikiai. Tik vietoj 8 komandų formato šiais metais bus 6 komandos.
Sudėtinga pasakyti, kokios tai yra priežastis. O kamuolį pasiekė Ugnė Lazdauskaitė. Jį gali pelnyti antrą savo įvartį ir jį tai daro. 3-0. MFA Žalgiris MRU perlaužė eigą ir manau jau nebelieka klausimų, kas pelnys 3 taškus. Nerės sužaistos rungtynės, pelnė net 76 taškus, buvo ryški čempionato tom, jog reikia rizikuoti, jį taip pat gali dalyvauti atakos veiksmuose. Ir štai, Sakų Sporting buvo labai arti įvarčio. Kita antro turo akistata. Žaizda, štelės vidury, bet vargu ar tai išgelbės nuo naujų. Mažyrytė, Lazdauskaitė. Išlaiko kamuolį ir puikiai trajektorija, akceleruot naują ataką. Lazdauskaitė. Lazdauskaitė vis dar su kamuoliu atlieka smūgį prie pat vartų. Figūra, Sakų Sporting organizacijoje, čia klaidelė. Ir šansas estėms, smūgis iš distancijos. Simų kokybė ir sparta pas Sakų Sporting yra tikrai gera. O čia David smūgis ir neįtin užtikrintai. Turnyre, bet ši galimybė yra palikta tik toks. Iš Vilniaus grįžti bent su vienu įvarčiu. Štai toks aukštai kabinamas kamuolys ir tikimės. Ojojoj, kokia klaida ir nepavyko Erikai Šupelytei užvaldyti kamuolio, bet komandos draugė pasidarbavo iš peties ir šansas žalgirietėms pelnyti dar vieną įvartį. Dar vieną įvartį, kurį pelno Austėja Petkevičiūtė. Eskalavosi šį žalgiriečių ataka. Kažkiek dar čia nepara patirtas pralaimėjimas nei žiemos taurės turnyre, nei Baltijos moterų futbolo lygoje. Pavyko išvengti nemalonių pasekmių. O dabar Sakų Sporting. Žaliai baltos. Mažiausiai 3 minutės yra pildydamos prie antrojo kėlio. Čia smūgis! Prie pat vartų praskriejo kamuolys. Gyboje akceleruodamas naują ataką. Laukia pagirų iš trenerių personalo. Kamuolys pasiekė Eriką Šupelytę. Šupelytė, labai geras taškas įvarčiui! Ir jis krenta 5-asis įvartis. Erika Šupelytė, Žalgirio MRU komandos startas. Šaunuolė. Nebuvo praleistas nei vienas įvartis. Ir galime užbaigti šias rungtynes ir tiesioginę transliaciją iš Žirmūnų futbolo maniežo. Vilniaus MFA Žalgiris MRU 5-0 nustelbė Sakų Sporting. Įvarčius pelnė tiek Austėja Petkevičiūtė 2, tiek ir Ugnė Lazdauskaitė 2, o vyšnė ant torto tapo Erikos Šupelytės įvartis. 5-0 galutinis rezultatas Vilniuje.